Rungtynių transliacijas pristato Vytautas. Gerkite Vytautą, jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas – natūralus mineralinis, kurį gerti naudinga. Nuskambėjus abiejų šalių nacionaliniams himnams, galima sakyti labas vakaras visiems TV3 televizijos žiūrovams ir sveiki gyvi atvykę į Maskvą. Čia netrukus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės dvikova su Rusijos nacionalinė komanda. Dvikova, kuri yra pirmoji po Liepos 8 dienos, tai yra po to turnyro Karakase. Atrankos turnyro į olimpinės žaidynės abi dvi rinktinės ilsėjosi sąlyginai nuo bent jau oficialių rungtynių 2 savaitės ir likus jau savaitė, lygiai tiek pat, galima turbūt taip sakyti, iki pirmųjų rungtynių Londono olimpinėme krepšinio turnyre. Abi dvi komandos stoja į kontrolinę dvikovą, pasitikrinti jėgų ir aišku, tam, kad įgyti dar kartelį formą šią vasarą, o ją įgyti reikėjo visų pirma prieš turnyrą Venesueloje, tuomet tenai kovoti dėl kelialapio į olimpinės žaidynės ir Rusijos rinktiniai ir Lietuvos rinktiniai. Ir tuomet vėl ruoštis tam pačiam pagrindiniam turnyrui Londone. Mums, aišku, įdomu šiandieną pamatyti turbūt tiek vieną, tiek kitą komandą. Visų pirma, apie lietuvius, čia turbūt kur kas svarbiau. Ką Kęstutis Kemzūra yra paruošęs Londono olimpinėms žaidynėms. Puikiai žinote patys, kad po atrankos turnyro nacionalinę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę paliko Tomas Delininkaitis ir dėl traumos Robertas Jevtokas, taip pat dar ir Deividas Dulkys. Buvo tie 3 krepšininkai, kurių nebebus Londono olimpinėse žaidynėse. Ir čia prisijungė Simas Jasaitis, Renaldas Seibutis ir iš Amerikos sugrįžęs Antanas Kavaliauskas, kuris jau lyg ir ruošiasi atostogoms, tačiau susiklošius situacijai tokiai, kokia yra šiandien, Antanas Kavaliauskas grįžta į nacionalinę rinktinę. Kokia rinktinė galėjo būti, mes matėme Venesueloje, kokia jinai bus po savaitės Londone, arba bent jau kokį žaidimą turėtų demonstruoti, mes galėsime įsitikinti šį vakarą. Ir tikriausiai dabar jau kalbėti apie tai, kad tai yra pasirengimas, kad iki olimpiados dar liko laiko, nebeverta, nes to laiko iš tikrųjų nebėra. Ir Lietuvos rinktiniai siekiant pergalių Londono olimpinėse žaidynėse reikia tokių varžovų kaip Rusijos nacionalinė komanda dar kontrolinėse mačuose, nes grupė laukianti būtent Londone iš tikrųjų yra nelengva. Prieš tai šią dvikovą be kita ko Deividas Blatas kalbėjo, jog būtent B pogrupis, kuriame žais Rusijos nacionalinė komanda, yra jo nuomonė gerokai stipresnis
negu tas pogrupis, kur žais Lietuva. Aš priminsiu, kad lietuviai žais A grupėje kartu su Argentinos, Prancūzijos, Tuniso, Jungtinių Amerikos valstijų ir Nigerijos komandomis. Nigerija, Lietuva ir Rusija pateko iš atrankos turnyro Venesueloje į olimpinės žaidynės. Tuo tarpu Rusijos komanda varžysis B pogrupėje su Australijos, Brazilijos, Kinijos, Ispanijos ir žaidynių šeimininkės Didžiosios Britanijos komandomis. Jūsų ekranuose startinis Lietuvos rinktinės penketukas: Rimantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Linas Kleiza ir Jonas Valančiūnas. Jisai užima vietą starto penketuke, bent jau šio vakaro rungtynėse. Apie priekinę liniją Lietuvos rinktinės mes dar spėsime pakalbėti. Čia Rusijos penketukas: Aleksejus Švedas, Saša Kaunas, Viktoras Chrepa, Antonas Pankrašovas ir Andrėjus Kirilenko. Tai, kaip ir minėjau, Deividas Blatas sakė, jog vis dėlto A pogrupis yra gerokai lengvesnis, arba bent jau reikėtų sakyti taip, kad ta grupė, kur žais Rusija, anot Deivido Blato, ji yra pajėgumų gerokai lygesnė negu tos komandos, kurios žais A pogrupėje. Ir jis sako, jog reikia ruoštis kiekvienai dvikovai labai atidžiai ir šiandieną iš tikrųjų jokio lengvo pasivaikščiojimo mes taip pat nesitikime, nors anot Deivido Blato ir Lietuva, ir Nigerija patekusi į A grupę kol kas turėtų priklausyti tikrai ne favoritams A pogrupėje, taip jau bent jau sako Blatas. Ar tai bus iš tikrųjų, mes galėsime įsitikinti, turbūt po gerų 2 savaičių, tai yra įsibėgėjus tam pačiam olimpiniam krepšinio turnyrui. O šį vakarą, kaip ir minėjau, turbūt įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys Lietuvos rinktinės priekinė linija. Mes turėjome problemų, kalbant apie turnyrą Karakase, kalbant apie tą situaciją, kuomet Lietuvos rinktinės priekinė linija galbūt puolime ir nespindėdavo, tačiau mes puikiai žinome, kiek daug indėlio Lietuvos rinktiniai įneždavo Robertas Javtokas gynyboje. Ir be jo Kęstučiui Kemzūrai reikės ieškoti galimų strategijų ir planų, kaip užpildyti savo priekinę liniją. Čia žinoma yra Jonas Valančiūnas, yra Antanas Kavaliauskas. Kiek gali Antanas Kavaliauskas atnešti naudos šiai rinktiniai dabartiniu metu, pasakyti yra sunku. Buvo dar klaustuko apie tai, kad Donatas Motiejūnas, žybantis NBA vasaros lygoje, galėtų prisijungti prie nacionalinės komandos, tačiau tos kalbos taip ir liko, tik tai kalbomis. Ir turbūt logiškiausias sprendimas ir buvo pakviesti tą krepšininką, kuris viso pasirengimo metu buvo kartu su rinktine ir tik tai prieš atrankos turnyrą Venesueloje buvo, dabar jau galime sakyti, trumpam atkabintas nuo rinktinės. Tiek derinių atžvilgių, tiek turbūt ir tom, kad Kęstutis Kemzūra puikiai dabar jau yra susipažinęs su Antano galimybėmis ir visus sprendimus, kuriuos yra padaręs treneris, pateisinti arba peikti mes turbūt galėsime tik tai pasibaigus olimpinėms žaidynėms ir įvertinus rezultatus. Dabar yra kaip yra. Turbūt niekas nebejoja, kad Kęstutis Kemzūra turėtų naudoti olimpinėse žaidynėse ir dar vieną krepšininką priekinėje linijoje, kalbu apie 5-ąją poziciją, tai yra Darius Songaila. Ši strategija visai neblogai pasiteisino atrankos turnyre Venesueloje ir Darius Songaila labai sėkmingai užimdamo vietą po krepšiu. Ir turbūt kiek prisimename Kęstutį Kemzūrą, kad ir tais pačiais 2010 metais Turkijoje, kuomet jam taip pat teko žaisti praktiškai su vienu tikru vidurio puolėju, Robertu Javtoku, tačiau ta komanda sugebėdavo skinti pergalės ir skinti jas įspūdingai. Kaip bus Londone, mes pamatysime. Čia pirmosios akimirkos Maskvoje, Chimki arenoje ir Saša Kaunas pirmasis atidaro šių rungtynių sąskaitą, pirmasis Rusijos rinktinės taškas. Lietuvos rinktiniai pirmosios 2 atakos susiklosto nesėkmingai. Pražanga prieš Joną Mačiulį, Viktorui Chrepai. Bus antroji asmeninė pražanga. Štai taip, kiek daugiau nei minutę aikštėje praleidęs Viktoras Chrepas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jonas Mačiulis, maloni, turbūt taip galima sakyti, staigmena mums visiems po tos traumos ir praėjusio sezono banguoto tiek rungtyniaujant Lietuvoje, tiek vėliau persikėlusi Sienos Montepaschi komanda.
Jonas Mačiulis Venesueloje buvo po Lino Kleizos pastebimiausias žaidėjas aikštelėje. Apskritai jisai daugiausiai rungtyniaudavo ir praleisdavo laiko aikštelėje. Beveik po 30 minučių kiekvienose rungtynėse rinkdavo po 12 taškų. Ir ne veltui žiniasklaida jau kalbama apie tai, kad išaugo Jono Mačiulio kaina, palyginus su to jo vertinimu, koks buvo prieš turnyrą Venesueloje. Labai tikimės, kad tokią gerą formą Jonas demonstruos ir artimiausiamis savaitėmis. O čia Mantas Kalnietis ir jo pirmieji taškai šį vakarą. Taiklus tolimas metimas išvedantis Lietuvos rinktinę į priekį. 3-1 pražanga Jonui Valančiūnui. Pakankamai aukštai. Dabar buvo išėjęs Jonas, ėjo į pagalbą ir to visiškai neprireikė Lietuvos rinktiniai. Pristabdyta Rusijos rinktinės ataka, jai naujos 24 sekundės turėtų būti skirtos. Žvelgiant 14 sekundžių skirta, o žvelgiant būtent popieriaus į abidvi komandas ir tai, ką mes matėme Venesueloje, iš dalies panašios komandos yra ir Lietuvos, ir Rusijos rinktinės. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra po vieną krepšininką, aplink kurį yra statomas žaidimas. Lietuvos rinktinėje tai žinoma yra Linas Kleiza, Rusijos rinktinėje Andrėjus Kirilenka, tačiau tai jokių būdų nereiškia, jog komandose nėra kitų krepšininkų, kurie gali žaisti ir gali žaisti labai naudingai. Vienas iš jų mūsų ekranuose šiuo metu. Aleksejus Švedas, dar Eurolygos reguliariojo sezono metu, na ir kalbant apie svarbiausias sezono rungtynės, mes kalbėjome, kad Švedas kelsis į NBA lygą ir visas tas kalbos pildosi. Jonas Mačiulis, sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, sulaukė priekaištų iš Kęstučio Kemzūros. Jonas Mačiulis, o čia klaida. Mantas Kalnietis nesuranda aikštelėje pasirodžiusio Simo Jasaičio. Prarastas kamuolys ir Rusijos rinktinės bandymas mesti iš toli, tikslo nepasiekė. Rimantas Kaukenas dabar gudriai sužaidžia, krisdamas į užribį, meta kamuolį į varžovą ir pastarasis liks Lietuvos rinktinės krepšininkų rankose. Mantas Kalnietis įspūdingai skirstęs kamuolius Venesueloje. Po 5 rezultatyvius perdavimus kiekvienose rungtynėse atlikdavo Mantas Kalnietis. Linas Kleiza. Baigėsi atakai skirtas laikas ir paskutinė sekundė. Pataiko Linas Kleiza. 5-1. Tokia Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių pradžia. Priminsiu, kad šią savaitę laukia dar vienerios Lietuvos rinktinės rungtynės, jau paskutinės prieš turnyrą Londone. Tai yra antradienį dvikova su Islandijos komanda Vilniaus Siemens arenoje. Ir tai bus palydėtuvių rungtynės, jas tiesiogiai 19 valandą transliuos TV3 televizija. O štai čia dar viena pražanga. Ir atrodo, kad šį kartą puolime taisyklės pažeidžia Lietuvos rinktinė. Kamuolys grąžinamas Rusijos rinktinės krepšininkams. Simas Jasaitis. Ir sausio mėnesį krepšininkui buvo atlikta nesudėtinga kelio operacija. Ir prieš turnyrą Venesueloje prasidėjo kelio girnelės uždegimas Simui Jasaičiui, dėl to jis turėjo laikinai pasitraukti iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, tačiau į Londoną Kęstutis Kemzūra nusprendė vežti Simą. Šį kartą pražanga jam prieš Sergejų Monę. Bent jau taškų nepavyksta pelnyti Moniai ir pastarasis stoja prie baudų metimų linijos. Simui Jasaičiui tai yra pirmoji asmeninė pražanga. Rusijos rinktinėje netrūksta tokių universalių krepšininkų, atrodytų lyg ir kartais net negalėtume keletos iš jų įsprausti į tam tikrų
į tam tikras pozicijas. Tas pats Kirilenko, tas pats Švedas, tas pats Monė. Gali žaisti net keliose pozicijose, sėkmingai keistis su komandos draugais. Pabandė paspausti Rusijos rinktinėje lietuvius ir štai čia pražanga Vitalijui Fidzonui. Kleiza. Kraštą Rimantui Kaukėnui. Prašė kamuolio Jonas Valančiūnas, jo negauna. Ataka tęsiasi pro kitą pusę. Kalniečių netaiklus tolimas metimas. Arti prarasto kamuolio buvo Linas Kleiza, bet viskas susiklosto labai sėkmingai Lietuvos rinktinės krepšininkams. Rimantas Kaukėnas. Arčiau krepšio Linui Kleizai. Žaidžia nugarą ir žaidžia labai sėkmingai. 7-3. Linas Kleiza. Beveik po 20 taškų Venesueloje rinko Linas Kleiza. Ir be tų taškų dar labai naudingas praktiškai visose statistinėse kategorijose. Pavyksta apsiginti Lietuvos rinktiniai. Klysta Mantas Kalnietis, perdavimas kamuolio Rimantui Kaukėnui. Rusijos rinktinės atsakymas. Šį kartą Monė norėjo sukurti įspūdingą epizodą, bet viskas baigėsi gailėtina klaida. 7-3. 5,5 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kol kas sutikime su tom, kad nors Rusijos krepšininkai turėjo keletą tokių progų išmesti kamuolį pakankamai laisvi, tačiau gynyba, kurią dabar demonstruoja Lietuvos rinktinė, yra labai nebloga. Rusijos rinktinė yra viena geriausiai puolančių komandų. Per pastaruosius keletą metų, turint tokius krepšininkus, apie kuriuos jau kalbėjome, savo sudėtyje per 5 minutės vos 3 taškai. Ir tai yra geros Lietuvos rinktinės gynybos nuopelnas. O gynybą mes puikiai žinome, kad ši komanda, Lietuvos rinktinės komanda, gali puikiai pulti. Tačiau gynyba visuomet yra silpnoji pusė. Ir jeigu komandai pavyktų sustiprinti ir pagerinti šią žaidimo pusę, viskas atrodytų kur kas geriau ir paprasčiau. Šarūnas Jasikevičius pasirodo pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Devini 3. Grašovas. Jasikevičius prižiūri jį. Čia sėkmingai susikeitė ginamaisiais su Jonu Valančiūnu ir Jonas jau tik paskutinę akimirką vėluodamas pristabdo Sašą Kauną. Visiškai apsiginti švariai nepavyksta šiame epizode. Klausimas, kam bus įrašyta pražanga šiame epizode. Jos dar nebuvo, turbūt Rimantui Kaukėnui. Paskutinę akimirką pribėgusiam prie kalno, taip ir yra. Prasižengti prieš tai šį krepšininką nėra pats blogiausias sprendimas, nepasižymė taiklę ranką nuo baudų metimo linijos. Kaunas. Antroje baudą pataiko 2,11 cm ūgio Maskvos CSKA komandos krepšininkas. Netrūksta Maskvos CSKA žaidėjų šioje nacionalinėje komandoje. Ar visi jie vis dar yra Maskvos CSKA žaidėjai, pasakyti yra sunku. Taip patys klaustukai yra ir su Andrėjumi Kirilenko, kuris blaškosi tarp naujojo Jersey Nets komandos ir Maskvos CSKA. Galutinio sprendimo kol kas šio krepšininko istorijoje nėra, kur žais Andrėjus Kirilenko kitą sezoną. Jonas Valančiūnas dabar pasaugojo Rimantą Kaukėną ir dėka Jono Valančiūno Lietuvos rinktinės persvara vėl šokteli iki 7 taškų, 11-4. Valančiūnas prieš Pankrašovą. Šį kartą pergudrauja
Jono Valančiūno varžovas. 11-6. Zikevičius. Linui Kleizai. Šis laisvas. Iš toli metimas tikslo nepasiekė. Rilenko pirmas prie šokusio kamulio. Fridzonas arčiau krepšio Kaunui. Čia trigubinama gynyba prieš Sašą Kauną ir pražanga. Linui Kleizai panašu. Pyksta Šarūnas Jasikevičius ant komandos draugų. Suolos vadinamas Linas Kleiza. Be poilsio žaidė visą pirmąjį ketvirtį Linas Kleiza. Be poilsio rungtyniauja kol kas ir Jonas Valančiūnas. Renaldas Seibutis pasirodo Lietuvos rinktinės gretose, žaidžiantis su specialia kauke. Dar gerokai anksčiau, tai yra pasirinkimo metu, susižalojęs Renaldas Seibutis treniruotės metu. Įsirėžęs į Robertą Jevtoką ir dėl to ilgą laiką buvo apskritai abejojama, ar galės prisijungti Renaldas Seibutis prie rinktinės. Vėl vyriausiojo trenerio sprendimu jis čia ir ruošiasi Londono olimpinėms žaidynėms. Paulius Jankūnas ir Antanas Kavaliauskas. Tokie pasikeitimai priekinėje linijoje. Vitalijus Fridzonas. Dabar išprovokavo pražangą puolime. Taip ir yra, neteisingai pastatė užtvarą Antanas Kavaliauskas. Ir jam fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. 11-7 stabtelėjo Lietuvos rinktinės puolimas. Sudėtingas, labai sudėtingas Vitalijaus Fridzono metimas. Tačiau jis tikslą pasiekė ir Lietuvos rinktinės persvara iš 7 taškų sumenksta iki 2. Kavaliauskas po krepšiu. Dar surado Simą Jasaitį. Ir tik klaidos buvo dabar. Paskutinysis perdavimas pavyksta Renaldui Seibučiui atakuoti varžovų krepšį. Metimas nėra tik tikslus, tačiau kamuolį vėl išsaugojo savo komandai Simas Jasaitis. Ir dabar 24 sekundės. Paulius Jankūnas, Jasikevičius. Netikslus perdavimas Renaldui Seibučiui. O čia atrodo dar ir pražanga Renaldui už tai, kad atitvėrė pagal taisyklės varžovą, kuris skubėjo link kamuolio. Dar kartelį. Čia ranka šiek tiek gal ir prilaikė Vitalijų Fridzoną Renaldas Seibutis. Keitimą atlieka Kęstutis Kemzūra, Martynas Pocius pasirodo aikštelėje vietoj Simo Jasaičio. Martynas Pocius po sudėtingo sezono Madrido Real komandoje ir po labai tokio neužtikrinto bei, sakykime taip, prasto lyginant su sezonu Kauno Žalgiryje. Irgi yra malonus atradimas nacionalinėje komandoje, bent jau toks jisai buvo Venesueloje. Rezultatyvumu prilygdavęs Jonui Mačiuliui. Tai yra beveik po 12 taškų per kiekvieną susitikimą. Čia ginčas. Ir šį kartą ginčo kamuolys atiteko Rusijos nacionaliniai komandai. Švedas. Dabar vėl išėjo labai aukštai Antanas Kavaliauskas, dvigubinama gynyba, o po krepšiu didžiulė spraga ir Timofėjus Mozgovas dėjimu iš viršaus lygina pirmojo ketvirčio rezultatą. 11-11, 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Nepasiekė šis perdavimas Antano Kavaliausko, tačiau Lietuvos rinktinė pratęs savo ataką. Čia Renaldas Seibutis po daugiau situacijos dabar atakavo, tačiau metimas tikslo nepasiekė.
Rusijos rinktinėje šansas vėl išsiveržti į priekį. Ir vėl pabėgęs į priekį. Antanas Kavaliauskas gelbėja komandos draugui ir tos problemos kartojasi jau nebe pirmą kartą ir šį vakarą ir apskritai Lietuvos rinktinės žaidime. Kol kas čia minutės pertraukėlė. Čia jūsų ekranuose Timofėjus Mozgovas ir du paskutinieji epizodai, kurių metu pelnė taškus. Timofėjus Mozgovas, nežinau, tyčia ar netyčia, bet prieš kurį laiką teko matyti praėjusiais metais ir Europos krepšinio čempionate žaidžiančią Lietuvos rinktinėje rungtynėse su prancūzais ir tiesiog tokia išvada ateina į galvą, kad problema, kuomet susikeisdami ginamaisiais arba dvigubindami gynybą prieš vieną iš gynėjų, Lietuvos rinktinės aukštaūgiai vėluoja grįžti atgal prie savojo krepšio arba ten apskritai neateina kitas komandos draugas į pagalbą. Yra viena iš didžiausių Lietuvos rinktinės problemų gynyboje jau nebe pirmus metus. Ir čia kol kas ta pati situacija su Antanu Kavaliausku. 2 epizodus iš eilės leidusi Rusijos rinktinį pabėgti įsiveržti į priekį. Na, čia Renaldas Seibutis lygina rungtynių rezultatą 13-13. Pusantros minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Jonas Valančiūnas užbaigs greičiausiai pirmąjį ketvirtį. Būdamas aikštėje čia per Joną Valančiūną. Timofėjus Mozgovas pelno dar 2 taškus. Aukščiausias Rusijos rinktinės krepšininkas, 2,15 cm. Praėjusią sezoną Denverio Nuggets komandos. Siūlymą priėmęs Timofėjus Mozgovas. Pavyksta apsiginti Lietuvos rinktinėje Jonas Valančiūnas. Prie šokusio kamuolio, čia Jasikevičius ir Valančiūnas. Žaidimas 2 prieš 2, neužtikrintas Jono reidas link krepšio. Tačiau svarbiausia, kad tikslą Jonas pasiekė 2 taškai ir dar varžovo pražanga. Leisintis Jonui Valančiūnui mesti dar ir baudos metimą. Valančiūnas grąžino 2 taškų persvarą Lietuvos rinktinei. 30 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Timofėjus Mozgovas. Į baudos aikštelę, ten jo laukia Martynas Pocius. Tiesa, pasitiko varžovą ne pagal taisyklės. Martynas Pocius, pirmoji pražanga jam. O Mozgovas stoja prie baudų metimo linijos. Rezultatyviausias Rusijos rinktinės krepšininkas kol kas šio vakaro rungtynėse. Septyniolika po antrojo taiklaus baudos metimo. Mozgovas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, tą patį daro ir Paulius Jankūnas. Šarūnas Jasikevičius niekur neskuba. Lietuvos rinktinė bandys užbaigti pirmąjį ketvirtį. Tai taip. Simas Jasaitis išvedamas laisvam metimui ir Simas Jasaitis yra taiklus. 20-17. Puikiai ir idealiai surengta Lietuvos rinktinės ataka leidžia po pirmųjų 10 minučių pirmauti Lietuvos rinktiniai. 20-17. Lietuvos rinktinės rungtynėse Maskvoje ir kol kas Lietuvos rinktinės persvara yra
3 taškai po dabar sėkmingo dar vieno epizodo. Šokteli persvara iki 5 taškų, 22-17. Ir kol kas pirmąjį ketvirtį rezimuojant, galima pasakyti taip, kad nesusitvarkė su Timofėjumi Mozgovu gynyboje Lietuvos rinktinė, kuris didžiąją dalį savo taškų surinko aikštėje būnant ne Jonui Valančiūnui dabar, kuris pažeidė taisyklės, tačiau Antanui Kavaliauskui. Ir būtent tas penketukas, kurį tas antrasis penketukas, kurį išleido Kęstutis Kemzūra, lyginant nuo pirmojo ketvirčio pradžios, jis vaizdo aikštelėje negadino, tačiau kalbant apie būtent priekinės linijos darbą, ten keblumų gynyboje buvo. Puolime viskas lyg ir neblogai kol kas šį vakarą. Tačiau net ir, kad ir kokias kritikos strėles būtų galima leisti Lietuvos rinktiniai, sutikime su tom, kad Rusijos komanda, esanti viena iš favoričių jau ne vienerius metus ir Europoje, ir pasaulyje, šiandieną turi nemažai vargo su Lietuvos rinktinės krepšininkais. Ir tai, kad lietuviai varžovams leido įmesti 17 taškų per pirmąjį ketvirtį, ir turbūt tų taškų galėjo būti net ir mažiau, nes lietuviai kokias 7-8 minutės gynėsi tikrai be didesnių priekaištų. Svarbiausia, kad tokių nedidelių atkarpų, kuomet gynyboje yra didžiulės spragos, būtų kiek įmanoma mažiau. O čia Saša Kaunas. Dar vienas jo dėjimas. Timofėjus Mozgovas yra rezultatyviausias Rusijos rinktinės krepšininkas, 8 taškai jo sąskaitoje. Čia praranda kamuolį Šarūnas Jasikevičius. Ir žaibiška Rusijos rinktinės ataka pasibaigianti Vitalijaus Fridzono taiklių dvitaškių. Rusijos rinktinė gali pasigirti greitų puolimu. Venesueloje vidutiniškai po 25 rezultatyvius perdavimus atlikdavo visa komanda ir puldavo išties žaibiškai. Antanui Kavaliauskui iš rankų iškrapštamas kamuolys ir Vitalijus Fridzonas vėl baudžia Lietuvos rinktinę, kurios vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Minutės pertraukėlė iš 2 dalių, turbūt taip reikėtų sakyti. Nepagailėjo karčių žodžių savo komandai Kęstutis Kemzūra dėl paskutiniųjų epizodų aikštelėje. Vėl į nedidelę duobelę papuolė Lietuvos rinktinės krepšininkai, leido labai greitai Lietuvos rinktiniai panaikinti tą 6 taškų turėtą Lietuvos rinktinės pranašumą. Dabar vėl lygų 24-24. Pražanga prieš Paulių Jankūną. Viktoras Chrepa. Šiandien kol kas be taškų, o dažniausiai matome tik tai tada, kada yra fiksuojamos pražangos. Na, taškų šiandieną trūksta kol kas ir Andrėjui Kirilenkai. 2 patikrintus Rusijos rinktinės lyderius kol kas pavyko pristabdyti Lietuvos rinktiniai. Dar viena pražanga prieš Paulių Jankūną. O šį kartą Sergejus Monė tampa Jankūno auka. Na ir štai taip užbaigiama ataka, kurios smaigalyje Šarūnas Jasikevičius pelno 4 tašką savo komandai. 26-24. Šį kartą nevėluoja Antanas Kavaliauskas prie Saša Kauno, tačiau šį kartą jau ir Andrėjus Kirilenko imasi iniciatyvos. Ir štai taip užbaigia Rusijos rinktinės ataką. Kalnietis atgal Jasikevičiui prie tritaškio linijos. Kalnietis iš toli, netaiklus metimas. Monė laimi mikrodvikovą su Pauliumi Jankūnu. Švedas pats iš toli. Aleksejus Švedas šiandieną kol kas nekrenta tolimi metimai Rusijos nacionaliniai rinktiniai.
buvo pats stipriausias ginklas ir Venesueloje per tas 4 sužaistas rungtynes, tad metimai. O čia Antanui Kavaliauskui. Dar viena pamokėlė iš Rusijos rinktinės aukšto ūgių. Pražanga ir nesportinė pražanga Renaldui Seibučiui prieš Andrejų Kirilenko. Atsarginių žaidėjų suolelio sodina Renaldas Seibutį Kęstutis Kemzūra. Jonas Mačiulis vėl aikštėje. Kol kas Linas Kleize yra surinkęs 6 taškus kartu su Jonu Valančiūnu. Jie yra rezultatyviausi krepšininkai Lietuvos rinktinėje. Andrejui Kirilenko šiandien yra pavykę surinkti 3 taškus. Dešimt sekundžių Rusijos rinktinės atakai. Pankrašovas arčiau. Ir Pankrašovo tolimas taiklus metimas išveda Rusijos rinktinė į priekį. 29-26. Sužaidus 4 minutės antrajame kėlinyje. Pavyko pasinaudoti Andrejaus Kirilenko užtvarą šiame epizode. O čia Paulius Jankūnas ir žinutė varžovams. Dar viena. Ir Paulius Jankūnas kol kas tampa vienu pastebimiausių krepšininkų Lietuvos rinktinėje antrajame kėlinyje. Įspūdingas dėjimas. 29-28. Klaida. Nesusikalba Rusijos rinktinės krepšininkai. Minutės pertraukėlės šį kartą prašo Deividas Blatas. Čia netrukus prasitęs rungtynės tarp Lietuvos ir Rusijos rinktinių. Abi dvi komandos po savaitės pradės varžybos olimpinėme krepšinio turnyre. Priminsiu, kad Lietuvos rinktinės lauks dvikova su Argentinos krepšininkais. Na, apie šią komandą po truputėlį. Anot Kęstučio Kemzūro jau pradėta rinkti informaciją. Šį vakarą kaip tik argentiniečiai taip pat žais draugiškas rungtynes. Tarpu Rusijos nacionaliniai komandai Liepos 29 dieną teks susigrumti su turnyro šeimininkais, tai yra Didžiosios Britanijos krepšininkais. Apskritai Rusijos rinktiniai tai tik 3 kartas, kuomet jie patenka į olimpinės žaidynes. Na, čia po Lietuvos rinktinės klaidos graži ataka ir Vitalijus Fridzonas šiandieną visus savo taškus, tai yra 8 taškus renka tokiuose epizoduose. Tai yra kada Lietuvos rinktinė klysta ir po to seka greita Rusijos rinktinės kontra ataka. 31-28. Mačiulis iš toli. 3 taškai per varžovo rankas ir ne per bet kokio, o per Andrejaus Kirilenko. Aukštai iškeltas rankas. Jonas Mačiulis pelno 3 taškus savo komandai. Lygindamas rungtynių rezultatą. 4 minutės 30 sekundžių, 31-31. Vitalijus Fridzonas. Kartais mistiškai sugebėjimais gali pasigirti Vitalijus Fridzonas. Dar vienas jo sudėtingas metimas. Šį kartą už tritaškio linijos 34-31. Kitoje aikštės pusėje pražanga. Krašovui. Bus pirmoji asmeninė pražanga. Darius Songaila pirmą kartą pasirodė šio vakaro rungtynėse. Dabar jis kaip tik ir užima
vietą po krepšiu ir situacijos kol kas tai negelbsti. Ypatingai Andrėjus Kirilenko gauna kamuolį įkirtęs į baudos aikštelę ir tik tai akimis galėjo dabar palydėti Andrėjų Kirilenko. Lietuvos rinktinės krepšininkai 36-33. Sakykime taip, galbūt nestandartinis, tačiau manau, kad bus naudojamas. Tai toksai penketukas ir Londone. Čionai klaida ir šitos klaidos, tik tai pražanga. Pavyksta nutraukti Rusijos rinktinės ataką. Vitalijus Fridzonas vėl visų dėmesio centre, net taiklus jo metimas, tačiau nebe Jono Mačiulio pražangos. Ir vietoj Jono Mačiulio Simą Jasaitį į aikštelę pasiruošęs grąžinti Kęstutis Kemzūra. Šioje situacijoje Linas Kleiza tuomet traukėsi į sunkiojo krašto puolėjo poziciją. Darius Songaila galima laikyti 5 numeriu. 37-33. Rusijos rinktinės persvara šokteli iki 4 taškų. Ir čia pat iki 5. Vitalijus Fridzonas didina aikštės šeimininkų persvarą. 3 minutės 20 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Lietuvos rinktinės atsakymas. Darius Songaila Simui Jasaičiui. Čia pat Mantas Kalnietis atitrūko nuo varžovo, pats mesti nesiryžta, Rimantas Kaukėnas pergudrauja. Simeona Antonova. Šiandieną kaip ir Chrepa. Dažniausiai renka pražangas Antonovas, o Rimantas Kaukėnas nepatenkintas tom, kad nebuvo skirti baudos metimai į Rusijos rinktinės krepšį. Linui Kleizai išmušamas kamuolys ir neišsaugo į Lietuvos rinktinę. Pabėga į priekį Vitalijus Fridzonas ir Andrėjus Kirilenko. Pastarasis dėjimu iš viršaus leidžia Rusijos rinktiniai įgyti rekordinę persvarą. Plius 7 taškai, 40-33. Mantas Kalnietis. Rimantas Kaukėnas kerta į baudos aikštelę ir pražanga prieš Rimantą Kaukėną. Devynis kartus yra suklydusi Lietuvos rinktinė. Na, atsiprašau, 12 kartų Lietuvos rinktinė ir 9 kartus privertė suklysti Rusijos krepšininkus lietuviai kol kas. Ant galinės linijos užmina Šarūnas Jasikevičius. Dar viena klaida. Ir vėl šiame epizode sudvigubinta gynyba prieš Timofėjų Mozgovą. Už nugaros likęs Andrėjus Kirilenko. Tiesa, reikėtų galbūt pasidžiaugti bent jau tom, kad sudvigubino taip gynybą, kad patogiai atlikti perdavimo Timofėjus Mozgovas negalėjo. Čia Darius Songailai perdavimas patogioje situacijoje. Metimas tikslo nepasiekė. Ir atrodo, kad dar pražanga Pauliui Jankūnui. Jis buvo pasiruošęs kovoti dėl atšokusio kamuolio. Atrodo, kad persistengė šiek tiek Paulius. 40-34. Taip patys 6 taškai. Įveikia Simo Jasaičio gynybą. Krošovas šį kartą 42-34. Kaukėnas Darius Songaila ir šio metimo blokuoja. Rusijos rinktinės dar vienas Vitalijaus Fridzono tolimas metimas. Šiandieną iš toli Rusijos rinktinė atakuoja
neįtin sėkmingai, iš 9 bandymų tik 2 yra pasiekę tikslą. Greita Lietuvos rinktinės ataka. Nepavyksta nei Rimantui Kaukėnui, nei Dariui Songailai jos užbaigti rezultatyviai. Abipusė pražanga. Dariui Songailai ir Timofėjui Mozgovui. Štai čia. Maudi situacija. Nori iš karto išvengti bet kokių apsistumdymų nereikalingų šiose varžybose arbitrai. Ir tik tai pamatė, kad Darius Songaila ir Timofėjus Mozgovas jau nebe pirmą kartą pasistumdo, nusprendžia skirti abipusę pražangą. Martynas Pocius, perimtas kamuolys ir 2 taškai, 42-36. Netrukus prasidės paskutinė antrojo ketvirčio minutė. Darius Songaila pakankamai aukštai, tačiau nuolatos prižiūri tai, kas vyksta jam už nugaros. Arčiau krepšio. Šį kartą kitoks Rusijos rinktinės atakos sprendimas, pasibaigiantis Vitalijaus Fridzono dar vienu taikliu metimu. O čia nematėme, kas nutiko, tačiau panašu, jog prarastas kamuolys. Dar vienas šio vakaro varžybose ir minutės pertraukėlė. Kęstutis Kemzūra ragina Lietuvos rinktinės krepšininkus neleisti varžovams rengti tų greitų kontratakų, iš kurių turbūt daugiausiai bėdų šiandieną ir turi Lietuvos rinktinės krepšininkai, ypatingai antrajame kėlinyje. Tai, ką pavykdavo sėkmingai neutralizuoti per pirmasis 10 minučių, antrajame kėlinyje nebepavyksta. Ir čia yra vienas iš tų žmonių, su kuriuo šiandieną reikia skaitytis aikštelėje. Vitalijus Fridzonas, 15 taškų jo sąskaitoje. Ir negalima būtų pasakyti, kad Vitalijus Fridzonas šiandieną yra neprižiūrimas. Ne, jis tiesiog šiandien pataiko fantastiškus metimus, mesdamas per varžovų iškeltas rankas iš nepatogių situacijų. Čia praktiškai viską, ką šiandieną metė Vitalijus Fridzonas, viskas pasiekė tikslą. O čia Aleksejus Švedas, palydimas. Ir Lietuvos rinktinės krepšininkų ir pasaugojimas komandos draugų pelno 2 taškus. Lengvas jo reidas, Rusijos rinktinės persvara 10 taškų, 46-36. Songaila. Štai toks Dariaus Songailos reidas po krepšiu, 2 taškai, 38-46. Baigėsi antrasis kėlinys čia Maskvoje ir apie ką pasikalbėti turbūt turės Kęstutis Kemzūra. Pirmosios 10 minučių buvo gerokai geresnės negu antrasis kėlinys. Gerai, pasilsėkime ir sugrįšime į TV3 eterį po didžiosios pertraukos. Rungtynių transliacijas pristato Vytautas. Gerkite Vytautą, jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas – natūralus mineralinis, kurį gerti naudinga. Rungtynių transliacijas pristato Vytautas. Gerkite Vytautą, jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas – natūralus mineralinis, kurį gerti naudinga. Mūsų ekranuose vaizdai iš pirmųjų 2 kėlinių. Čia kontrolinės Lietuvos ir Rusijos rinktinių rungtynės Maskvoje. Ir kol kas po pirmųjų 20 gryno žaidimo minučių 46-38 priekyje Rusijos nacionalinė rinktinė. Abu 2 kėliniai 2 medalio pusės, turbūt taip reikėtų sakyti. Pirmajame kėlinyje lietuviai labai sėkmingai tvarkėsi su Rusijos komandos, sugebėjo pristabdyti jų greitą puolimą, tačiau antrajame kėlinyje dažnos klaidos ir nesugebėjimas sustabdyti kontratakų kainavo tiek, kad dabar turi 8 taškų deficitą Lietuvos rinktinė. Žinoma, nors ir nesinorėtų sakyti to, bet tenka pripažinti, kad šiandieną Kęstutis Kemzūra vis dar ieško tų keletos galimų penketukų ir aišku, tam tikrai bandymai vis dar yra. Tas pats Antanas Kavaliauskas šiandieną žaidžia pakankamai nemažai. Simas Jasaitis, Ronaldas Seibutis, krepšininkai, kurie prisijungė vėliausiai prie dabartinio 12-ko važiuosiančio į Londoną. Ir
Jiems visiems reikia tokių varžybų, reikia tokio varžovo kaip Rusijos nacionalinė komanda ir laiko prisitaikyti prie komandos žaidimo oficialiuose varžybose nėra daug. Na ir šiandieną, kalbant apie abiejų komandų lyderius, Lietuvos rinktinėje Jonas Valančiūnas yra vienas iš tų krepšininkų, kurie šiandieną yra pastebimi aikštelėje. 6 taškai Jono sąskaitoje per nepilnas 8 minutės, kiek jis praleido aikštėje. 6 taškus yra surinkęs ir Linas Kleiza. Rusijos rinktinėje pastebimiausias yra kol kas vienas žmogus, tai yra Vitalijus Fridzonas, 15 taškų, jau minėjau, kad didžioji dalis jų yra surinkti asmeniniais krepšininko sugebėjimais pataikyti iš super sudėtingų situacijų. 8 taškus yra pridėjęs Timofėjus Mozgovas, po 7 Antanas Ponkrašovas ir Andrėjus Kirilenko. Pastarasis tuos 7 taškus surinko antrajame kėlinyje. Per pirmasis 10 minučių jį pavyko neutralizuoti Lietuvos rinktinės gynybai. 46-38. Žinoma, tai nėra rungtynės, kurių pergalė ar pralaimėjimas turėtų įtakos Londono olimpinėms žaidynėms, tačiau bet kokiu atveju gero žaidimo, tokio, kokio mes norėtume ir tokio, kuris, drįsčiau pasakyti, buvo per pirmojo ketvirčio 6, 7, gal net 8 minutės, norėtųsi gerokai daugiau. Viktoras Chrepa šiandieną apriboja savo laiką aikštelėje dėl greitai surinktų asmeninių pražangų. Trečiąjį ketvirtį pradeda taiklių tolimų metimų. 49-38. Linas Kleiza atmeta kamuolį Simui Jasaičiui. Netaiklus metimas. Kamuolį išsaugos Lietuvos rinktinė. Jos sudėtyje Martynas Pocius, Darius Songaila. Vėl turbūt stumtelėtas žaisti 5 numeriu ir Mantas Kalnietis. Perimtas kamuolys iš Manto Kalniečio, 14 Lietuvos rinktinės klaida šį vakarą. Rusijos rinktinė klysta gerokai rečiau. Nepavyksta dabar surengti greitos kontratakos Rusijos rinktinės krepšininkams. Šansas Lietuvos rinktiniai. Mantas Kalnietis. Dvigubinama gynyba prieš jį. Darius Songaila. Sudėtingas, tačiau tikslus jo reidas. Ir Saša Kauna pelno taškus. Darius Songaila 40-49. Kleiza prieš Krepą. Šis ryžtasi metimų iš toli. Tikslo dabar nepasiekė kamuolys. Martynas Pocius į baudos aikštelę. Pražanga prieš Martyną Pocių. Viktorui Krepai tai būtų... Ne Viktorui Krepai, atsiprašau. Krašovui. Antroji asmeninė pražanga. Kalnietis. Štai taip, Martynas Pocius suranda įkirtusi Liną Kleizą ir pražanga prieš Liną Kleizą. Saša Kaunui. Kleizas las prie baudų metimo linijos. Dabar vėl tas penketukas, kuris žaidžia be tikro vidurio puolėjo. Ir antrąjį baudos metimą pataiko Linas Kleiza, 42-49. Netrūksta įvairiausių prognozių, ką gali padaryti Lietuvos Rusijos rinktinė olimpinėse žaidynėse. Tačiau kaip ten bebūtų, reikia sutikti, kad Lietuvos rinktiniai tai yra kol kas rimčiausias išbandymas, turbūt ir pasirengimo laikotarpiu, ir kalbant apie turnyrą Venesueloje.
ten buvo solidžių varžovų, tačiau tokių kaip Rusijos rinktinė tikrai ne. Legendinio komentatoriaus. Kitas legendinis komentatorius, sūnus Vladimiras Gomelskis kalbėjo apie tai, kad Lietuvos rinktinė turėtų žengti iki ketvirtfinalio Londono olimpinėse žaidynėse. Ten galbūt susigrumtų su Rusijos nacionalinė komanda ir Rusijos rinktinė ten turėtų įveikti kurią nors vieną komandą iš A grupės, arba Lietuva, arba Argentina. Bent jau tokias prognozes piešia. Pražanga prieš Andrėjų Kirilenko. Antroji Dariaus Songailos pražanga šiandien. Ir Andrėjus Kirilenko prie baudų metimo linijos. Linas Kleiza sėdasi pailsėti, vietoje Paulius Jankūnas. Ir atrodo, kad Darius Songailai vis dėlto nesportinę pražangą fiksavo rungtynių arbitras, taigi du baudų metimai ir dar kamuolys priklausys Rusijos rinktiniai. 52-42. 53-42. 11-asis Andrėjaus Kirilenko taškas. Sekundžių Rusijos rinktinės atakai. Čia Viktoras Chrepa užspaustas Pauliaus Jankūno, tačiau sugeba pelnyti 2 taškus savo komandai sudėtingų metimų per Paulių Jankūną. 55-42 didžiausia Rusijos rinktinės persvara. Pocius pražanga, puolant varžovų krepšį. Darius Songaila dabar pastatė netikslę užtvarą, nors iš pakartojimo žiūrint nieko blogo čia nematyti. Krašovas pats, sakyčiau, dabar įsirėžė į Darius Songailą. Tikrai nestumtelėjo varžovo Darius Songailą. Čia sprendimas padarytas ir Rusijos rinktinės šansas dar labiau atitolti. Per pirmąjį ketvirtį leido įmesti 17 taškų varžovams. Per antrąjį ketvirtį beveik 30 Lietuvos rinktinė ir trečiajame kėlinyje toliau siautėja Rusijos rinktinės priekinė linija. Dabar jau ir Saša Kaunas taiso švedo netikslų metimą, vėl priversdamas Kęstutį Kemzūrą prašyti minutės pertraukėlės. Davidas Blatas turėtų būti patenkintas savo auklėtiniu žaidimu. 2 savaičių, sakykime, teorinė bent jau pertrauka nuo oficialių varžybų nesugadino Rusijos rinktinės žaidimo. Labai įspūdingai ir be jokių didesnių nesklandumų žygiavo olimpinėme atrankos turnyre. Čia puikus perdavimas Pauliui Jankūnui. Arčiau krepšio ir bravo Martynui Pociui. Pamačiusiam dabar Paulių Jankūną, gražus epizodas, 57-44. Nereikia tų dėjimų, užtenka ir štai taip, tokio žaidimo skaitimo. Tačiau kartais reikia ir nusiimti kepurę prieš tokius epizodus. Saša Kaunas tuo pačiu ginklu baudžia Lietuvos rinktinę. O čia dar viena pražanga puolant varžovų krepšį. Ir piktas Šarūnas Jasikevičius ant rungtynių arbitrų dabar. Martynui Pociui antroji asmeninė pražanga. Reikia neužmiršti, kur vyksta rungtynės. Kad gal ir ne visi šiandien sprendimai yra pagrįsti, tačiau vis dėlto žaidžia krepšininkai ir
ir rungtynių arbitrus darytis neverta. O čianai labai apmaudi klaida. Prabėga Vitalijų Fridzoną Šarūnas Jasikevičius. Šis niekino nevaržomas. Didina savo komandos persvarą iki 18 taškų. Simas Jasaitis iš toli 3 taškai, 47-62. Simas Jasaitis. Taiklus jo tolimas metimas. Ką išdarinėja šiandieną Aleksejus Švedas kartu su savo komandos priekinės linijos krepšininkais. Tiesiog negalima nesižavėti. Gaila, kad tie visi epizodai krinta į Lietuvos rinktinės krepšį. Jonas Valančiūnas, jo taiklus metimas. Spėja sugrįžti į gynybą Jonas. Vėlavo dabar Paulius Jankūnas prie Viktoro Krepos. Gerai, kad metimas tikslo nepasiekė. Tačiau Rusijos rinktinės ataka tęsiasi toliau. Krepa iš toli. Netaiklus metimas. Aleksejus Švedas jau yra atlikęs šiandien 7 rezultatyvius perdavimus. Saša Kaunas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. 4 minutės 25 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Jasaitis, Jasikevičius. Jasaitis iš toli. Blokuoja jo metimą Andrėjus Kirilenko. Pats pabėga į priekį ir 66-49. Jasaitis. Jo atsakymas Andrėjui Kirilenko. 52-66. Trumpa mikrodvikova. Keturiolika taškų skiria komandas. Fridzonas. Krepai, šis prieš Jankūną. Kirilenko įmetamas kamuolys arčiau krepšio. Netaiklus metimas. Timofėjui Mazgovui nepavyko viską tiksliai dabar surengti Rusijos rinktiniai. Perimtas kamuolys ir Lietuvos rinktinės greita kontrataka pasibaigianti Rimanto Kaukėno 2 taškais, 54-66. Švedas prašo užtvaros. Kirilenko į kraštą atiduotas kamuolys, netaiklus metimas. Ir pristabdytas Rusijos rinktinės puolimas. Išmuša į užribį kamuolį Rimantui Kaukėnui. Varžovai. Vitalijus Fridzonas šį kartą yra netikslus, o čia dar priekaištai rungtynių arbitrui, kad nebuvo skirta jokia pražanga Vitalijui Fridzonui. Jasikevičius Valančiūnui. Žaidimas 2 prieš 2. Na, tas ginklas, kuris veikia ir labai norėtųsi, kad veiktų kiek įmanoma dažniau. Žaisti 2 prieš 2 su Šarūnu Jasikevičiu Jonui Valančiūnui sekasi puikiai. 66-56. Susispaudė, labai gražiai susispaudė baudos aikštelėje Lietuvos rinktinės krepšininkai. Apsigina nuo Rusijos rinktinės atakos. Jasikevičius, 2 taškai, 58-66 ir Deividas Blatas dabar jau prašo minutės pertraukėlės. Lietuvos rinktinė įjungia šiek tiek aukštesnę pavarą ir paskutinių 2 minučių atkarpa priminė tą rinktinę, kuri pirmajame kėlinyje diktavo žaidimų tempą varžovams. Trečiasis kėlinys toli gražu nėra sėkmingas Lietuvos rinktiniai, tačiau ta atkarpa, kurią matėme savo ekranuose, nuteikė labai pozityviai. Sėkmingai apsiginta, sėkmingai užpulta ir Deividas Blatas šiandien retai kada mato, kaip jo komanda pasimetusi tiesiog stebi lietuvių žaidimą ir
retai kada jisai prašo minutės pertraukėlės. Tokia ką tik tai surengė ir nepagailėjo karčių žodžių savo komandos žaidėjams. Pažiūrėsime, ar išvados bus padarytos. Taiklus Monės tolimas metimas, Jasikevičius. Kaukėnas. Suspėja šį sumanimą varžovai, tačiau kamuolys liks Lietuvos krepšininkų rankose. 15 sekundžių dar lietuvių atakai. O čia Burelis. Rinktinės sirgalių ir Maskvoje. Kaukėnas. Atitrūksta nuo visų. Gaila, kad nepataiko, būdamas laisvas. Rimantas Kaukėnas, Fridzonas. Perdavimas Viktorui Krepai. Na ir aišku, čia labai sudėtingai situacijai. Buvo Jonas Mačiulis. Negalima kaltinti žaidėjo, kad nepavyko dabar apsiginti. Buvo vienas likęs. 68-58. Mačiulis, Songaila arčiau krepšio. Oi. Darius Songaila norėjo atiduoti perdavimą Šarūnui Jasikevičiui, tačiau atidavė Kęstučiui Kemzūrai. Dar viena klaida. 68-58. Ir atrodo nebereikalo prašė tos pertraukėlės Deividas Blatas. 4-0. Songaila. Taiklus metimas. 70-60, 45 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Monė, čia pat Fridzonas. Mozgovas išleidinėja Fridzoną į kraštą. Nespėja paskui Fridzoną Rimantas Kaukėnas, tačiau kartais ir Fridzonas ima ir nepataiko. 70-60. Neskuba Šarūnas Jasikevičius. Matau, kad didžioji likusio laiko dalis priklauso Lietuvos rinktiniai. Pražanga kam? Timofėjui Mozgovai dabar. 10 taškų jo sąskaitoje. Brendo, dar vienas žaidimas 2 prieš 2. Jonas Valančiūnas buvo akimirką jau likęs laisvas. Būdas aikštelėje. Dabar pozicinė ataka. Mantui Kalniečiui grąžinant kamuolį už užgalinės linijos. Rimantas Kaukėnas. Songailos užtvara, Kaukėnas į kraštą Pauliui Jankūnui, pražanga prieš Rimantą Kaukėną. Dabar su rungtynių komisariatu aiškinasi rungtynių arbitras. Kiek laiko, atrodo, turėjo likti? 5:40 yra. Tiek dega švieslentėje, 4 Rimantas Kaukėnas. Vienas praneria po varžovų krepšių, 62-70. Ir pabaiga trečiojo kėlinio kur kas geresnė negu jo pradžia. Apie visą tai iš karto po dar vienos pertraukėlės. 70-62 Rusijos rinktinė priekyje šiuose prieš paskutinėse Lietuvos rinktinės kontrolinėse rungtynėse prieš Londono olimpinės žaidynes. +8 taškai priklauso aikštės šeimininkams, tačiau tų taškų galėjo būti ir daugiau, jeigu nesėkmingai sužaista trečiojo kėlinio pabaiga. Ir šios dienos varžybose tų tokių teigiamų atkarpų buvo, ir jeigu mes prisimintume pasirengimo laikotarpį dar prieš Karakasą, tai vaizdelis, žinoma, kur kas geresnis. Aišku, norėtųsi, kad
komanda žaistų taip kaip Venesueloje, svarbiausiais momentais ir tą gerą žaidimą, optimalią formą pasiektų jau po savaitės. O čia Mantas Kalnietis. Jo, tikslus metimas iš vidutinio nuotolio, 72-64. Kalniečio sąskaitoje 5 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai. Šiandien Šarūnas Jasikevičius lenkia Mantą Kalnietį, o čia Darius Songaila ir Mantas Kalnietis. Bravo! Mantas pritraukė 2 krepšininkus arčiau savęs. Spraga, kuria pasinaudoja Darius Songaila. Gražus dėjimas, 66-72 ir 6 taškai lieka Rusijos rinktiniai. Turėtų 15. Pražanga prieš Sašą Kauną. Vėl norėtų nesportinės pražangos Saša Kaunas. Nelabai matau už ką šį kartą. Tiesiog užtikrinta Darius pražanga, kietai kovojant dėl kamuolio. Šį kartą pražanga prieš Pankrašovą. Darius Songailai 10 taškų šiandien yra surinkęs Songaila, tiek pat yra pridėjęs ir Jonas Valančiūnas. Gal kiek ir atleido badelės Rusijos rinktinė, tačiau Lietuvos rinktinė nėra ta komanda, su kuria būtų galima nesiskaityti. Lietuviams pavyko aptirpdyti ir pranašumą varžovo ir apskritai stabilizuoti žaidimą. Na, bent jau kol kas. Mantas Kalnietis. Iš jį Aleksejus Švedas. Valančiūnas stato užtvarą Kalniečiui. Pastarasis atmeta kamuolį Jonui Mačiuliui. Šio nesėkmingas reidas. Ir klysta Aleksejus Švedas. Mantas Kalnietis perimtas kamuolys. Rikiuoja komandos draugus Mantas, Valančiūnas, Jonas Mačiulis. Kūnas Kalniečiui. Mantas Kalnietis. Jonui Mačiuliui likusiam prie tritaškio linijos. Gaila, kad nepataiko Jonas Mačiulis, tačiau Paulius Jankūnas gelbėja situaciją 74-68. Paulius Jankūnas. Nebejotinai vienas geriausių šiandieną krepšininkų Lietuvos rinktinėje. Krašovas. Susikūrė savo progą metimui, pergudravo dabar Joną Valančiūną, palikusi akimirką į laisvą, o čia pražanga prieš Mantą Kalnietį. Andrėjui Kirilenko. Ne, atsiprašau, vis dėlto Aleksejui Švedui. Kirilenko atrodo, kad nors ir blokavo ne pagal taisyklės Manto metimą, tačiau tai padarė jau po Švedo pražangos. Pramažo nuo baudų metimo linijos Mantas Kalnietis. Reikia pastebėti, kad šiandieną Lietuvos rinktinė rungtyniauja, galima sakyti taip, praktiškai be Lino Kleizos. Vos 11 minučių. Aikštėje praleido Linas Kleiza, per jas spėjo surinkti 8 taškus. Aišku, galbūt dar jis pasirodys aikštėje, tačiau vietoje aikštelėje dažniausiai užima arba Simas Jasaitis, arba kuris kitas krepšininkas. Viktoro Krepos taiklus tolimas metimas, čia po krepšiu kietokai žaidžia Paulius Jankūnas, tačiau jam atrodo dabar irgi nebeatlaiko nervai, stumtelėsi Viktorą Krepą, tačiau to kieto žaidimo iš paties Viktoro Krepos tikrai netrūksta.
Išprovokuotas dabar Paulius Jankūnas ir žinoma tų emocijų bereikalingų visiškai nereikia. Tai reaguodamas Kęstutis Kemzūras sodina Paulių Jankūną ir turbūt net nekalbant apie šios dienos rungtynes, tačiau apie laukiančias svarbiausias dvikovas, karščiuotis. Net ir toskiose rungtynėse, kai ne viskas klostosi taip, kaip nori, tikrai neverta. Rimantas Kaukėnas, perimtas kamuolys, pabėga į priekį Kaukėnas ir pražanga prieš jį Vitalijui Fridzonui. Aštuoniolika taškų Fridzono sąskaitoje. Tikslus Kaukėnas prie baudų metimo linijos. Šiandien gerokai lenkia Lietuvos rinktinę pagal rezultatyvius perdavimus. Rusijos krepšininkai šiek tiek sumažėjo tas skirtumas, kalbant apie trečiojo kėlinio pabaigą ir dabar ketvirtąjį kėlinį, tačiau greitas puolimas turbūt yra tas ginklas, kurio gali pasimokyti bet kuri rinktinė, žvelgiant į Rusijos rinktinės žaidimą. Krašovas pats akimirkai prarado kamuolį, pats jį susigrąžino ir pats užbaigė ataką. 81-71. Kaukėnas iškiša kamuolį Jonui Valančiūnui. Ir 2 Jono taškai. 12-asis Valančiūno taškas šį vakarą. Taškai ir pražanga. Vitalijus Fridzonas. Nemaloni, sąlyginai sakant, nemaloni sensacija, staigmena tiksliau. Šio vakaro rungtynėse. Lik ir pagrindinis dėmesys turėtų tekti Andrėjui Kirilenkai, Viktorui Chrepai, Timofėjui Mozgovai. Tačiau prie to trejetuko dar šiandien labai sėkmingai įsijungęs ir Vitalijus Fridzonas yra pastebimiausias žmogus aikštelėje. – 84-73. Deividas Blatas. 2007 metų. Sėkmingai surikiavęs. Štai šią nacionalinę rinktinę, kuriai keliami pakankamai aukšti tikslai. Londone po nesėkmingo pasirodymo Pekino olimpinėse žaidynėse, tai dar prieš metus rusai triumfavo Europos krepšinio čempionate, gal kiek ir netikėtai, tačiau triumfavo, o šiemet po to 4 metų tikimasi, kad Londone Rusijos rinktinė užims aukštą vietą. Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlės. Nuspėti tai, kas dėsis po savaitės jau olimpinėme atrankos turnyre, turbūt yra pakankamai sudėtinga ir galvoti tai, kad šiandieną Lietuvos rinktinė neatrodo taip galingai, kaip norėtųsi, turbūt su to reikėtų sutikti, tačiau kad ir Linas Kleiza ir bet kuris kitas Lietuvos rinktinės krepšininkas nekartą yra pasakęs, jog pasirinkimo laikotarpio visuomet atrodome prasčiau negu turnyruose. Būna kardinaliai kitokių situacijų, kuomet komandos laimi viską draugiškose varžybose ir pradeda buksuoti turnyruose, pagrindinėse čempionatuose. Rusijos rinktinė kol kas pasirinkimo laikotarpiu atrodo įspūdingai. Tačiau klausimas, ar ta forma nebus per anksti pasiekta. Dar viena nesportinė pražanga. Šį kartą Linui Kleizai. Vitalijus Fridzonas. Šiandien terorizuoja Lietuvos rinktinės krepšį. Išdarinėja, ką tik tai nori aikštėje. Jo sąskaitoje 24 taškai. Ar dar kamuolys priklauso
Rusijos rinktinė 87-73. Jau pabėga į priekį Rusijos rinktinės krepšininkai. Kartą Lietuvos rinktiniai tokį deficitą pavyko sumažinti iki 6 taškų. Pražanga prieš Andrėjų Kirilenko. Ir dar 2 baudų metimai. – 88-73. Andrėjus Kirilenko nerezultatyviai pradėjo šias varžybas, tačiau dabar ketvirtajame kėlinyje jau yra surinkęs 17 taškų. Klysta Ronaldas Seibutis, perimtas kamuolys. Pražanga prieš Krašovą. Nesinorėtų, kad baigtųsi varžybos Lietuvos rinktiniai pralaimint štai tokiu didžiuliu skirtumu. Aišku, dar šią savaitę, kaip ir minėjau, antradienį 19 valandos pakviesime stebėti kontrolinę dvikovą su Islandija. Čia jau improvizuoja ir tiesiog mėgaujasi žaidimu Rusijos nacionalinė rinktinė. Visai kitokia nuotaikos bei situacija, kalbant apie Lietuvos krepšininkų žaidimą, kurių ir puolimas ir gynyba rungtynių pabaigoje vėl subirėjo. Kleizai 5. asmeninė pražanga, minutės pertraukėlė. Šiandien Rusijos nacionalinė rinktinė metė gerokai daugiau baudų negu lietuviai. Čia, žinoma, yra nuopelnas tam tikras, atitenkantis ir rungtynių arbitrams. Tačiau net ir be tų baudos metimų blogai tai, kad leido ir pasidavė tam žaidimo tempui nuo antrojo kėlinio, skaičiuojant Lietuvos rinktinę. Vėl kaip ir įprasta, varžovams leista įmesti daugiau negu 80 taškų, dabar jau Lietuvos rinktinės krepšyje jų yra 90. Tiek įsūdė Rusijos rinktinės puolimo mašina. Na ir nesustabdyti, turbūt galima sakyti taip, vieni iš pagrindinių Rusijos rinktinės krepšininkų, kurie bus ir smogiamoji šios komandos jėga. Timofėjus Mozgovas 10 taškų, Viktoras Krepa 10 taškų, na ir po to jau tie lyderiai. Andrėjus Kirilenko 17 ir Vitalijus Fridzonas 24. Dar pridėjo, pamiršau, Sašą Kauną, kurios sąskaitoje 11 taškų. 5 Rusijos rinktinės žaidėjai surinko dviženklį taškų skaičių. Ir Lietuvos rinktinėje situacija kitokia. Valančiūnas surinko 12 taškų, Darius Songaila pridėjo 10. Kiti Lietuvos rinktinės krepšininkai yra arti dviženklio taškų skaičiaus, tačiau ketvirtajame kėlinyje puolimas yra subirėjęs ir Deividas Blatas dabar jau leidžia pasireikšti ir mažiau rungtyniaujantiems krepšininkams. Sergejus Krasiovas, Dmitrijus Chvostovas pasirodė Rusijos rinktinės sudėtyje, čia Mantas Kalnietis. Individualių veiksmų, 8 Manto taškas, 75-92. Ronaldas Seibutis
prieš Vitalijų Fridzoną. Akilai prižiūri Vitalijų Fridzoną, tačiau šiam pavyksta išleisti kamuolį. Gerai, kad nepataiko. Dabar Fridzonas, Mantas Kalnietis puikiai pamato priekį atsidengusi Renaldą Seibutį. 92-77. Beje, Davidas Blatas minutės pertraukėlės metu ragina nustoti šypsotis savo komandos žaidėjus. Rungtynės dar nesibaigė ir nenori, kad komanda sustotų. Žaidusi šį vakarą. Visų pirma, psichologiškai, tam, kad tvirtai jaustųsi komanda net ir tokiuose epizoduose, kuomet rungtynėse viskas lyg ir aišku, bet jeigu ir negalėtų panaikinti dabartinės persvaros Lietuvos rinktinė, Londone rungtyniaujant su varžovais gali viskas atrodyti kiek ir kitaip. Vitalijus Fridzonas, nepaisant to, kad šiandien ir taip atidavė jau daug jėgų, sužaidė beveik didžiąją dalį laiko šiose rungtynės ir tik dabar sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Mantas Kalnietis, taiklus jo metimas. Antano Kavaliauską grąžina į aikštelę Kęstutis Kemzūra. Lietuvos rinktinė dabar žaidžia, sakykime taip, su trečiuoju tokiu, bent jau dalinai, Rusijos rinktinės penketuku. Antanas Kavaliauskas. Palieka Evgenijų Voronovą ir šiam jaunam Rusijos rinktinės krepšininkui pavyksta taip pat šiandien pasižymėti 2 taškais. 96-79. Laukia rungtynių pabaigos jau Lietuvos rinktinės. Sergejus Monė. Dar vienas jo reidas. Labai skaudus pralaimėjimas ir labai skaudus antausis. Davidas Blatas dėkoja savo rinktinės sirgaliams. 98-79. Nori iš 100-ojo taško sirgaliai. Perima kamuolį Simas Jasaitis. Neskuba niekur Mantas Kalnietis. Pralaimėtose rungtynėse visuomet turbūt ką pamatyti, kas buvo blogai, yra žymiai geriau. Ir taisyti tas žaidimo spragas. Gerai, kad tai tik tai kontrolinė dvikova, kurios baigtis yra štai tokia. Pavyksta ir 100-ąjį tašką pelnyti Rusijos rinktiniai. Sergejus Karasiovas deda paskutinį tašką. 101-79. Rusijos rinktinė švenčia pergalę šiuose kontrolinėse rungtynėse. Kągi, tokios prieš paskutinės Lietuvos rinktinės kontrolinės rungtynės Maskvoje. TV3 televizija kviečia jus į paskutinėsias palydėtuvių rungtynės Lietuva-Islandija. Jau antradienį 19:10 tiesiogiai per TV3. Aš Mindaugas Ranys, dėkoju už dėmesį ir sakau iki kito susitikimo. Rungtynių transliacijas pristato Vytautas. Gerkite Vytautą, jis padės susigrąžinti prarastus mineralus ir atgauti jėgas. Vytautas – natūralus mineralinis, kurį gerti naudinga.